Sveiki sugrįžę. Antrasis laidos siužetas kviečia į susitikimą su Nacionalinio vėžio instituto specialistais, kurių patirtis ir profesinė kompetencija iš baisios ligos gniaužtų leidžia išgelbėti ne vieną gyvybę. Lankomės Nacionalinėme vėžio institute, kur teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams. Tai vienintelė specializuota Europos vėžio institutų organizacijos akredituota onkologijos įstaiga Lietuvoje. Apie tai, kaip ši gydymo įstaiga pasinaudojo Europos socialinio fondo lėšomis, keldama savo sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją, kalbamės su projekto vadove gydytoja Birute Aleknavičiene. Nacionalinis vėžio institutas šiame projekte, kuris vadinosi specialistų kvalifikacijos kėlimas, tai ir specialistų, kurie prisidėjo prie sergamumo ir mirtingumo nuo piktybinių navikų mažinimo kvalifikacijos kėlimas. Tai jisai vyko nuo 2009 metų iki 2014 metų, spalio 30 mes jį pilnai gyvendinom ir šis projektas buvo remiamas iš ES lėšų ir buvo planuota per šį laikotarpį apmokyti onkologijos žinių, onkologijos praktinių žinių, pasitobulinti užsienio stažuotėse. 408 specialistai turėjo pakelti savo kvalifikaciją. Ir mes labai džiaugiamės, kad per šį laikotarpį vis dėlto apmokėme daugiau negu 1000 specialistų dirbančių onkologijos srityje. Pasak pašnekovės, norint suteikti visapusišką ir moderniausią pagalbą ligoniams, kovojantiems su mirtina liga, sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo kursai yra būtini. Dažniausiai mes susidurėm ne tik su žmogaus sveikata, o labai dažnai ir su gyvybės klausimu, kuris tikrai mums visiems yra labai svarbus. Todėl mūsų tiek gydytojai, tiek slaugytojos, tiek visi kiti komandos nariai turi tikrai gerai išmanyti savo dalyką. Ypač dabar, kai mokslo pažanga labai sparti, labai sparčiai ateina ir naujos technologijos, ir nauji gydymo metodai. Ir tikrai gydytojas ar ir kitas specialistas dirbdamas kasdieną tikrai didelį darbą ir būdamas užimtas ne visada spėja įgyti naujų žinių. Tai tas laikas, kurį jis praleidžia kvalifikacijos kėlimo kursuose, stažuotėje ar kad ir konferencijoje, tikrai būna išnaudojamas maksimaliai. Ir gydytojai, slaugytojos ar kiti specialistai tikrai gali pasisemti pačių naujausių žinių, kas vyksta pasaulyje ir aišku, pritaikyti jas ir mūsų šalyje. Todėl, kad mes taip pat gauname naujausias technologijas, ateina ir nauji vaistai pas mus ir mūsų specialistai turi visą tai žinoti. Olandijoje profesinės žinias pagal šį projektą gilinusi gydytoja onkologė radioterapeutė Rita Steponavičienė įsitikinusi, kad geroji užsienio kolegų patirtis leidžia kuo profesionaliau gydyti onkologinius susirgimus. Aš stengiausi pagilinti savo žinias plaučių spinduliniam gydyme ir plaučių chemospinduliniam gydyme. Tai buvo ir pagrindiniai mano akcentai būtent taip, kaip atrinkti pacientus, kurie yra tinkami šitam gydymui, kaip tiksliai sustatyti planą, gydymo planą, nes visieną mes turim kartu ir bendradarbiauti ir su chemoterapeutais, radioterapeutai kartu su chemoterapeutais, kaip taikom tą gydymą. Taip pat kaip prognozuojam gresiančias visas spindulinės reakcijas, taip pat reakcijas susijusios su chemoterapija. Kovoti su šia onkologinė liga reikia kompleksiškai, todėl labai svarbus kelių sričių specialistų darbas ir bendros jų konsultacijos bei rekomendacijos analizuojant ligą. Tiesa, toks metodas jau seniai taikomas Olandijoje, o po medikų stažuočių ir Nacionalinėme vėžio institute. Gydytoja radiologė įsitikinusi, tai kur kas efektyvesnis gydymo būdas. Olandai iš tikrųjų yra vedantieji Europoje, jie būtent ir sustato gydymo gaires mums visiems Europoje, tai vat, iš jų visas, būtent paimti tas visas, atrodo gal ir kartais nereikšmingas, smulkes detalės, bet kai jas atsiveži čia ir pradedi prašyti vat, ir mūsų medfizikų pagalbos, kad taip galima padaryti, iš tikrųjų visada gana geranoriškai ir dabar galima sustatomi yra tokie gydymo planai, kurie iš tiesų nenusileistų tokiem, kuriuos mes matytume ir Olandijoje, ir Vokietijoje, ir bet kur. Tai tas man irgi labai patiko. Kitas dar momentas, kad iš tikrųjų paciento patikra. Tuo metu, kai mes gydom pacientą,
turi būti labai adekvati ir labai preciziška patikra. Nu, olandai jau kas, bet iš tiesų garsėja savo preciziškumu. Tai vat atvykus čia, vėlgi, mes galim patikrinti pacientą kiekvieną kartą, kai jisai yra paguldomas gydymui, kai jam yra taikomas gydymas. Vėlgi, pamokius šiek tiek pabendravus ir su mūsų technologijom iš tikrųjų, parodžius pagrindinės detalės, jos puikiai viską išmoko ir irgi labai viską gražiai taiko. Užsienio specialistų patirtimi gydant onkologinius ligonius Vokietijoje, Eseno universiteto klinikose domėjosi ir gydytojo onkologė chemoterapeutė Monika Drobnienė. Vakarų Vokietijos vėžio centre atliekama daugybė klinikinių tyrimų ir čia taikomos naujausios vėžio gydymo metodikos, todėl medikė džiaugiasi galėjusi pasisemti žinių iš tikrų šios srities lyderių. Neužtenka tik tai teorinių žinių. Paskaityti mes visi galime, kokie buvo atradimai, kokie nauji medikamentai pradėti naudoti, tačiau labai svarbu ir praktiškai pamatyti, kokios yra tos galimybės, kokie nauji medikamentai, kaip jie yra skiriami praktikoje, ne tik tai klinikinių tyrimų duomenimis, ne tik tai tuos rezultatus žinoti, bet tiesiog kaip tai vyksta praktiškai. Ir iš tiesų Vokietija yra labai turtinga šalis, kuri labai greitai tas naujoves gali perimti. Mums šiek tiek tas užtrunka ilgesnį laiką ir todėl yra labai įdomu pasižiūrėti, kokiegi jų yra patirtis su naujais medikamentais, naujomis gydymo schemomis, naujomis metodikomis ir iš anksto su tuo susipažinti, kad kai mes turime tuos vaistus, medikamentus, kad jau žinotume, kaip juos naudoti, kaip skirti, kaip išvengti nepageidaujamų reakcijų, kaip valdyti komplikacijas. Kalbėdama apie onkologinių susirgimų gydymą, gydytoja chemoterapeutė Monika Drobnienė dar kartą patikino, kad kovojant su šia baisia liga į pagalbą reikia pasitelkti kelis gydymo metodus ir į ligos gydymą pažvelgti kompleksiškai. Chemoterapija yra labai svarbus vėžio gydymo metodas ir efektyviausias vėžio gydymas yra tuomet, kai yra taikomas kompleksinis gydymas. Ne tik tai operacija, ne tik tai chemoterapija, ne tik tai spindulinė terapija, bet labai dažnai visi šitie metodai yra taikomi kartu. Todėl chemoterapija užima labai svarbią vietą, tiek siekiant išgydyti pacientus, kai jie tik suserga vėžiu, tiek jeigu liga atsinaujina ar progresuoja, tai vėlgi jų gyvenimui, jų kokybei irgi yra labai svarbus metodas. Pagal šią priemonę mokymuose per 5 metus dalyvauja per 16 000 įvairių grandžių sveikatos priežiūros specialistų, kurie padeda spręsti visų mūsų sveikatos problemas. Todėl galima drąsiai teigti, kad investicijos į sveikatos specialistų kvalifikacijos kėlimą yra investicijos į sveikesnę Lietuvą. Džiugu, jog savo darbui pasišventę aukštos kvalifikacijos specialistai ligai ištikus gali pasirūpinti mūsų sveikata. Tačiau nepamirškime savo sveikata pasirūpinti ir patys. Būkite sveiki.